automobilį, tai dabar jau tiesiog neturiu kur dėtis. Šiaip aš automobilio ieškojau apie porą mėnesių, bet vis nerasdavau tokio, į kurį tikrai norėčiau sėsti ir kuriuo pasitikėčiau važiuoti į Maroką. Arba jie būdavo nepakankamai komfortiški, arba nepakankamai geros techninės būklės, arba ten yra price range'as tas, kurio šiuo metu dar negaliu sau leisti tokio tipo automobiliui. Bet 2 mėnesiai praėjo tose paieškose ir ką aš galiu pasakyti, man vis tiek reikės nusipirkti automobilį. Vakar skambinau vieno Land Roverio savininkui, ten yra 3 Discovery. Kaip su Land Roveriais ir dažnai nutinka, jie sugenda tada, kada mažiausiai to reikia. Netinka man, žodžiu, tokia mašina, bet jisai pažadėjo ją sutvarkyti ir man paskambinti kažkada šios savaitės eigoje. Bet šiandien vakare važiuoju apžiūrėti 1 arba 2 džipų. Jie yra tokie, truputėlį mažiau kampuoti, truputėlį naujesni. Jie tokie gal net labiau mestinukai, negu kad aš norėčiau. Kaina yra ta, kuri man yra tinkama šiame momente. Tai šiandien vakare važiuosiu apžiūrėti. Žodžiu, tai nei aš nuvažiavau tas mašinas apžiūrėti, nei aš ją nusipirkau. Buvau susitarius su žmogumi, kad nuvyksiu, bet paskui paskambinau antrą kartą ir sako, viskas, automobilis jau yra parduotas. Žodžiu, aš nespėjau. Ir durniausia yra, kad ne pirmas kartas, kai aš iš tikrųjų nespėjau automobilio net apžiūrėti, nes geresni variantai dingsta labai greitai, aš tiesiog nedarydavau įrašų. Vienu momentu tokio nevilty, nes atrodo, kad tiesiog nebėra automobilių, savininkų, kuriam dar galėčiau paskambinti ir pasidomėti jų automobiliais, bet šiandien pradėjau žiūrėti, net visokius Suzukius, ta prasme, kas nebeatrodo kaip prastas variantas, ten tos Grand Vitaros visai gal ir simpatiškos, nežinau. Jau galvojau, kad gal iš vis neberasiu aš jokio automobilio, o tada paskui kažkaip atsipeikiau ir supratau, kad blogiausiu atveju tai aš tiesiog nusipirksiu ne 4 varomų talpų tokį, kokią noriu, o tiesiog visiškai paprastą 2 varomais automobiliuką, kuris būtų pakankamai talpus ir pakankamai ekonomiškas, su kuriuo aš galėčiau nuvykti iki ten ir bala nematė tų 4 varomų. Tai žodžiu, žiūrėsiu kaip čia bus, bet šią savaitę jau turiu įsigyti automobilį. Tiesiog nėra kur dėti. Tai, kad mano automobilio paieškos ir prasidėjo ir baigėsi Šiauliuose. Aš iš tikrųjų žiūrėjau visokiausio tipo visureigius. Žiūrėjau benzininius, žiūrėjau dizelinius, žiūrėjau 4 litrų, žiūrėjau 2 litrų, žiūrėjau 4 varomais, ne 4 varomais, žiūrėjau pick-upus, žiūrėjau mažesnius visureigius, žiūrėjau Toyotas, Hondas, Jeepus, Land Roverius, paskui pradėjau žiūrėti Hyundaius, žiūrėjau Mitsubishius, Fordą žiūrėjau, galiausiai galvojau, gal aš nusipirksiu Volvo, bet taip atsitiko, kad, žodžiu, turėjau susikombinuoti keli dalykai. Biudžetas, automobilio techninė būklė, jo talpumas, investicijos, kurios man būtų reikalingos. Suma sumarum, nuvažiavau aš pas vieną perekupą į Šiaulius, pažiūrėti 3 Volvo. Ir bežiūrėdama tos Volvo pas juos, aš pamačiau, kad jisai turi Volkswagen Karavelę. Nusipirkau aš tą Karavelę. Tai važiuosiu į Maroką su šitu žaliu monstriuku, kuris kol kas atrodo, kad važiuoja gerai, bet niekad negali žinoti, kokios nesąmonės išlys, kaip perki iš perekupo, nes matosi, kad jinai truputėlį tokia patvarkyta yra. Ta prasme, super gražiai iščiustyta, man nerealiai patinka, koks švariai išvalytas yra salonas, tikrai matosi, kad cheminis buvo valymas, nes turėjau taip pačių įvairiausių patirčių, nuo tokių, kur su cigarus, man net ne cigaretė, cigarų įlipa kartu su manimi automobilį tam, kad parodytų, kur ten kas jungiasi, kur iškart, aišku, kad ne. Iki tokių, kur automobilį matosi, kad buvo vežiojami dideli šunys ir jie ten darė absoliučiai viską. Šeimininkų visiškai nerūpėjo tai, kad reikėtų tą automobilį kaip, minimum bent išvedinti. Tai žodžiu, nusipirkau švarę, gražią Karavelę, 8 vietų, planuoju galinės sėdynės išimti, tam, kad būtų tiesiog daugiau vietos bagažui. Tie, kas pirmieji išgirdo, kad aš nusipirkau Karavelę, man sako, tai darysiu turbūt kemperį. Tai nedarysiu, nes liko iki kelionės 6 savaitės, aš dar turiu darbą, dirbu labai daug valandų per dieną, neturiu aš kada iš Karavelės daryti kemperio. Tai aš tiesiog išimsiu galinės sėdynės, atsiras truputėlį daugiau vietos bagažui, nes reikės visai nemažai daiktelių su savim vežtis, įskaitant ir šunų maistą apie 50-60 kg. Tai aš kol kas kemperį iš jo nedarysiu, bet galvoju, kai grįšiu pavasarį iš kelionės, tai jeigu nestatysiu aš tos Karavelės į pardavimą, tai pasidarysiu šios kemperį. Nes erdvumas jos labai fain.
fainas, turi jinai daug langų, labai patogiai išsima sėdynės, nereikia čia nieko atsukinėti, pjauti, realiai porą paspaudimų ir tos sėdynės išsima. Visur labai fainas vėdinimas, šios tikrai išeis geras kemperis, plus atsidaro duris ir iš šono, ir iš galo, žodžiu, perfekt, bet šiai kelioniai kemperių aš jos negaminsiu. Nebent jeigu po žemės drebėjimo paaiškės, kad mano maršrutas Maroke gerokai keičiasi ir jeigu aš tenais nebūsiu suplanuotus 3-4 mėnesius, o būsiu kokį mėnesį 2, tai reiškia, kad aš grįšiu šiek tiek anksčiau į Europą ir pažiūrėsiu, gal bastysiuos Graikijoje, gal Italijoje, gal kur nors Ispanijoje. Tai jeigu būsiu Europoje, tai yra tikimybė, kad gal aš sugalvosiu šiek tiek anksčiau kemperį šios pasidaryti. Bet šiaip tai planas yra tiesiog turėti transporto priemonę, o ne kemperį, važiuoti, gyventi skirtingose vietose. Gal karts nuo karto reikės palapinėje arba mašinai pernakvoti, bet šiaip didžioji dalis bus kažkur tai viduj, būtose, namukuose ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, turiu automobilį, nekantrauju pradėti jį įrenginėti, reikės paruošti vietą šunims, reikės pasiruošti man vietą kelioniai tinkamai, kad būtų patogu. Viską papasakosiu kitose epizoduose, dabar tik norėjau pasakyti, kad aš turiu mašiną.